Nu, kaip irgi. O ten taip gražus. Nuo to Barono kalno. Atrodo. Jau žuvis kažkaip. Ir paskui dar iš ten jūs galite pasižiūrėti. Čia tekstilė, čia kalalienė. Daug man nematau. Šitie gerai labai atrodo, surėminti didelis rėmas jos. Šitie tokie. Šaltas, gyvas. Didesnis spalvas. Jos visada šaltos yra. Šitais įvykis ne tik Lietuvos, ne Svėdesų, bet Lietuvos gyvenime. Puikiai žinoma yra, kad ponas Kaitonas Šlerius buvo, bet kai aš sužinojau, kad reiškia kažkur ten Aniukos ir visos negalime tą padaryti. Ačiū Dievui, kad pavyko labai gerai padaryti. Tai ne mano nuopelnas, bet reiškia šitų dalykų. Pirmiausia, reiškia Petro ir Rūtos baronų. Nes patys matot, kas yra, kaip jie ką padarė, aš nenoriu daug komentuoti. Ir be abejo, nieko čia nebūtų, jeigu mūsų žavinga elitė neleistų, reiškia, mums eksponuoti. Žodis elitė. Labai džiugu, kad šis kampelis ir visų pirma turim padėkoti vis tiek rėmėjams. Petrui Baronui, aišku, ir Rūtai, ir Čaplinskui, ir visiems Svedasiškiams, kurie kas kiek galėjo, aukojo ir šią galeriją įrengė. Ir jau šiai galerijai 3 metai. Ir per šiuos 3 metus jau dabar 9 paroda. Tai labai džiugu, kad mūsų miestelio gyventojai gali susipažinti su profesionaliais dailininkais ir gyvus juos pamatyti, pabendrauti ir įsigyti paveikslų. Labai džiugu, kad iš Kauno atvyko dailininkų būrys ir čia ne veltui sėdėjo Betakė ir jų darbus matome čia. O dabar gal plačiau papasakos apie savo darbus, apie visus bendradarbius, Kauno dailininkų sąjungos skyrius. Pirmininkas Eugenijus Nelevaika. Ačiū. Gerbiami Svedasiškiai, svečiai ir visi, kurie neabejingi menui ir menininkams. Kaip jau turbūt visi supratote, ar galbūt pasiskaitėte parodos anotaciją. Šiandieninė paroda tai yra rezultatas
grupės Kauno ir ne tik Kauno dailininkų, tai 12 dailininkų. 10 dienų buvo įsikūrę Svėdasų apylinkėse, Lukėnų kaime, gerbiamų Rūtos ir Petro Barūnų sodyboje. Tokios kūrybinės stovyklos tai jau yra tradicinės, kurias organizuoja Dailininkų sąjungos Kauno skyriaus akvarelininkų sekcija. Kiekvienais metais tuo pačiu metu vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje vyksta kūrybinės stovyklos. Na ir šį kartą pono Vytauto Maželio kvietimu ir pasiūlymu tokia kūrybinė stovykla įvyko čia. Kad tokie plenerai yra svarbus dar ir savo išliekamąją vertę, kadangi gamta keičiasi kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Ir tai, kaip viena ar kita vieta atrodo šiandieną, tai nereiškia, kad jinai tokia bus rytoj, po dieną, už savaitės, už metų. Viskas keičiasi, todėl jie mūsų užfiksuoti vaizdai. Aišku, tęsta kūrybinį darbą, brandins tos darbus ir rudens pradžioje, kaip matome. O mus rėmė, tai jau minėti Rūta ir Petras Baronai, mus rėmė Kauno miesto savivaldybės kultūros skyrius, vienas iš organizatorių viešoji įstaiga Svėdasų televizija ir Vytautas Maželis. Na, žinoma, dėkoju ir šių namų šeimininkams, kad priėmė mūsų parodą. Ačiū visiems. Na, o Gerbiamieji, pažiūrėkim, kaip Svėdasai atrodo dailininkų akimis. O kam iškils tai klausimų, neiškumų, galbūt kviečiame tuomet pabendrauti su autoriais, kurių yra keletas atvykę į atidarymą. Tai galbūt aš pristatysiu, tai yra Rūta Kišonienė. Yra atvykęs šio plenero kuratorius, kasmetinis mūsų plenero kuratorius Česlovas Banys, dailininkas. Šiuo metu fotografuoja, bet jinai, žinokit, moka šiek tiek piešti, tai Šiek tiek dailininkė Ropytė. Baika. Tai neturi jokios reikšmės. O aš norėjau savo vardu pasidžiaugti, kad mūsų sodyboje gyveno tokie puikūs žmonės. Taip, tikrai labai gražiai piešia mūsų apylinkės. Ir noriu tiesiog padėkoti Dėkui Vogelytę ir pasakyti, kad ateityje mes irgi remsim dailininkus ir plenerus taip pat priimsim ir ateityje. Vietoj kalbų reikia pažiūrėti, kaip mūsų gerbiami, reiškia, dailininkai įsivaizduoja, ką jie pamatė. Žiūrėkim, nepatiks, mūsų reikalas.